noriu parodyti ir dar vieną kotą, su kuriuo gaudau šapalus. Tai jau sunkiausias mano kotelis. Nuo 1 iki 10 gramų. Apie Grandage, Legacy, Brilliant. Nu, parodysiu šitas visas raidės. Gal geriau matysis, va. Tai va. Ir dabar jis vasarą pagrindinis mano kotas yra, kadangi žolės, reikia žuvį traukti iš žolių, reikia galingesnio koto. Ryte Daiva Luvijas 2000, valą jau dabar naudoju, kai daug žolių, tai vienetuką, storesnę valą. Su šituo kotu jau esu pagavęs didelių žuvų, ir daug ir didelių žuvų. Tai lydeką nevėžį pagavau 1,14 m, salatį 74 cm ir daugybę šapalų esu pagavęs. Tai puikiai tarnauja. Beje, jis vienas iš nedaugelio kotų, kuris yra pas mane nelūžęs. Dauguma yra lūžę jau. Nes, nu, žvejoju sudėtingom sąlygom, brendu, medžiai visokie, nu, srovės, sudėtingas pas mane žvejybos tokios, tai ir dažnai nukenčia įrankiai. Masalus su šituo kotu naudoju įvairius, jis toks kaip universalus tas kotelis yra. Tai ir vokeriai, ir poperiai, ir visokie, tarkim, stambesni masalai, šapalai, paskui ir sukriukės pamėtau, nu, viską, jis toks labai universalus yra. Dar norėjau pasakyti pirmiausias naujienas, jeigu norite matyti iš mano žvejybą, tai Facebook'e Nerijus Latvėnas žvejyba, iš karto po žvejybos įkeliu trumpus video paleidimus savo laimikių. Tai prašom, kas norit greičiau pamatyti, kaip sekės, kaip tai pasižiūrėkit. O paskui jau ateina eilė ir padarau video ir į YouTube įkeliu. Bet eilė jau susidarė nemaža, nes nemažai žvejoju, video montuoti nespėju. Tai dabar laukia kokie 6 dar filmai žvejybų nesumontuoti dar. Tai va. Nu, gero žiūrėjimo ir iki. Įdomu, ešeriukas turbūt bus. Kas čia faina. Aišku, kasgi daugiau. Nu, sveiki, pradėjau žvejybą upėj vėl. Sąlygos tikrai nekokios. Pilna, paviršiai plaukia pūkų. Nuo medžių čia turbūt tai kabinas tie pūkai. Nu ir pirmas laimikis tai toks ešeriukas. Ate. Kažkas yra, bet nedidelis kažkas. Žolės dar yra. Kas čia? Lydžiukas visai mažas.
Mielas mažylis. Įdomu, kas čia griebė. Šapalas ar lydžiukas? Lydžiukas vėl. Gražiai mačiau, kaip griebė. Šiandien lydekėlės aktyvesnės. Jau antra. Yra, aišku, ešeriukas. Ešeriukai tai gana aktyvus, bet dydis labai nekoks mažiukai. Oba, ešerys. Geras. O, visai gražus. Kol šapalai tyli, nenori kibt, gaudam lydekiukus ir ešerius. Pagaliau. Žolės, oi. Bet čia geras, oho. Aišku, lenda į žolės. Wow, geras. Storulis koks. Eik, saugus. Mama. Lemba. Kaip man tave pastempt. Atsiravės. Yes. Bet koks didelis. Eik tu sau. Koks didelis. Atsargiai parodys. Koks grožis. Koks didelis. Wow. Kokia diduma. Va čia tai šapalas. Įspūdingo dydžio, įspūdingo grožio žuvis. Matau, kad tikrai didžiulis, bet nenoriu matuoti, nenoriu kamuoti.
gražiai atsivijo. Pasiūt. Uhu. Palauk, fotosesijai tik tai. Aš ne kormoranas, nesuvalgsiu. Опа. Opa. Va, koks grožis. Atsivijo, mačiau kaip pagrebė net. Šaunuolė, pikta. Ate. Yes. Čia tai vangiai. Duoda šitą žolę. O duoda. Oho, vėl didžiulis. Olendai žolė. Koks arklys. Žolės lenda. Yes. Wow. Vėl kokia šiandien kimba. Kas čia dar? Parodys, kokia dydžia. Kas čia žalių pririjęs. Va, argi ne mielas. Mielas padarėlis. Dar vienas, koks didžiulis. Kokia storė. Va. Kaip faina.
Oba. Yra. Tik nusileido iš karto, kaip sėgia. Kaip čia man reiks jį paimti. Ai, matau, nelabai didelis. Reikia leisti motorą. Šapdyti. Gražuolis. Gražuoliukas. Prie to krūmo tik nusileido masalas iškart sėgia. Ir paleidžiam gyventi. Toliau. Atsitrenksim turbūt šiek tiek. Vandens sumažėja vėl. Mažėja vis. O trenksimės. Aba. Antrą kartą. Tad gražiai paėmė. Gražuolis. Didelis, ja. O kaip lenda į žolės. Žemyn ir po žolėm. Tuoj aš pasistengsiu gražiai paimti ir atkabinti. O, papa. Kokia šiandien didelė. Kokia gražna. Įspūdingi kokie. Žiūrėk. Koks kalibras šiandien. Kokia dydžio šapalai gražus. Aiktas. O tas tai ir jie. Gerai, kad turim replės ilgas. Vėl didelis. Kurgi 50 garantuotai turėtų būti. Giliai buvo įrijęs, bet reikia turėti ilgas replės, neskubėti, jokio kraujo. Gražiai atsikabinti ir paleisti. Yes. Wow. Gražiai. Mažesnis. Jau maželesnis. Va čia kaip pankė. Bet ir pataikiau ant nosies turbūt. Iškart žolės įvarė. Gilin kažkur. Bet pataikiau. Tik čiut prilėtė vandenį iš kur tokį smogė. Bet matas geras čia jau. Na, įdomu, kaip čia išeis iškrapštyti. Giliais ten ir lenda į žolės. Kavalas plonas, plėšt negaliu. Jeigu neatsikabins, jas bus gerai. Ką, priplaukti reikia? O, juda yra dar.
Neatsikabina, gal išleis. Stiprus. Gerai, artyn. Parkuojamės artyn. Parkuojamės. Bandysime jį iškrapštyti. Giliai įlenda. Oho. Juda, yra dar. Dar yra. Bet kaip jis ten įsikabina. Pažiūrėkit, koks čia kilimas yra. Va. Wow, didelis. Didelis. Mačiau. Vėl įlenda. Ar jau atsikabina? Nesuprantu. Nebeėda nieks jau. Atsikabina. Yra. Koks stiprus. Koks stiprus. Ir vėl iškart lenda į žolę. Va, pakėliau. Tuoj. Yra. Didžiulis. Vėl didžiulis. Tik kur aš su tokiu koteliu. Man vos tvarkaus aš su juo. Ką jis tuoj parodys. Vėl kokį didumą. Va. Vėl kokį didumą. Tai kaip man. Ir lenda į žolės. Vėl gražus, didelis. Va, stipruolis. Buvo labai giliai įrijęs, bet atsargiai po biškį iškrapščiau. Be jokio kraujo. Liuks. Už tokis kibimai. Nuostabus jie kibimai. Nuostabus. Trys gal 4 buvo kibimai ir visi tušti. Mat, vėl. Čia jau yra gražus. Čia jau gražus. Laikykim. Ne, nelabai didukas. Jau. Nedidukas. Na, tikrai jau čia man pasisekė. Jau daug kibimų.
Čia tai bankės, eiktas savo. Čia jau bus didelis, nes jau tokią bankę išrašė. Ne, nėra toks jau didelis. Bet bankė tai ojojoj. Nėra labai didelis. Buvo didesnių šiandien. Bet šaunuolis. Smūgis nuostabus. Gražus auksinukas. Trečią kartą įmė. Paėmė. Opa. Mažesniam pradėjo kibti. Vos buvo įsisegęs. Va. Kur jis gyvena. Ate. Paėmė. Gražiai paėmė. Pamatė čerpaką. Opa. Jau gražas vėl. Didžiulis. Yes. Vėl koks. Vėl 50 colių garantuot. Pasaka. Dar vienas. Dičkis. Didžiulis. Didžiulis. Yes. Oba. Kaip smeigia. Nauja voblė apžūrinam. Dar vienas. Dar gražuolis ir padovanoja dar vieną kibimą gražų.